šeštadienio popietę ir šį kartą vėl taip gavosi praktiškai po savaitės, kad išvažiuoju atgal į vakarų Europą. Šį kartą važiuoju į Berlyną darbo reikalais visai savaitei. Tai tikiuosi ten ne tik padirbti, bet vakarais ir pamatyti įdomių vietų, tai būtinai pasidalinsiu ir su jumis. O dabar nuvažiavau dar visiškai netoli nuo namų, sustojau Kaune, šalia kolonėlės, kuri man labai priminė tas visas mano 10 kolonėlių, kuriuose stodavau nakvoti prieš savaitę, kai turėjau kelionę į Santiago miestą ir atgal. Ir čia jinai tokia įdomi, šalia kelio į tą pagrindinį kelią per visą Europą, šiek tiek už Kauno. Ir toks senas pastatas, jame yra viešbutis. Čia galima yra toliau šiek tiek vietų sustoti fūrom ir sustoti automobiliam pernakvoti. Tokia pusiau apleista, pusiau gyva, nežinomo brendo. Tai pirma vieta, kurioje sustojau. Ir tikiuosi, kad labai greitai jau išvažiuosiu į gerus ir didelius kelius. Važiuojant didelius atstumus, visada rekomendacija yra sustoti po 300-400 km, šiek tiek pasivaikščioti, pailsėti. Aš dažniausiai tą laiką išnaudoju maisto įsigijimui. Ir tai vis tiek dažniausiai turėtų būti kelios valandos prieš 8 ar 9, kada užsidaro visos parduotuvės, kad pavyktų nuvažiuoti į pigią vietą, rasti gero, kokybiško maisto. Šį kartą nusukau šiek tiek nuo kelio ir užėjau į Lidlą ir buvau labai nustebintas, nes čia buvo akcijos kokybiški maisto papildam, tai nusipirkau magnio šotų. Tai ne tik, kad gali nebrangiai pavalgyti, bet dar gali gauti kažką tokio vertingo, kas ir šiaip rekomenduotina išgerti kasdien. Tai nusipirkau maisto ir dabar judėsiu toliau. Jau netrukus esu visai šalia Varšuvos, tik kirsiu Varšuvą ir prasidės antra mokama kelio dalis. Ir pati Vokietija jau visiškai netoli. Kokį grobį susimedžiau šį kartą labai sėkmingai. Tai yra baltyminis kokteilis. Su šokoladu dar nebandžiau, bet šiaip kelionė į Santiago būdavo vienas iš pagrindinių maistų. Labai daug baltymų, yra visko, ko reikia, ir vitaminų šitam rinkiny. Kelioniai labai tinka. Keletas smūfių vienas kitas. Mano minėtas magnio ir B6 šotas, fantastika šitie dalykai. Visą laiką nepraleidžiu progos išgerti ir nusipirkti. Kokybiškos tūno salotos, lęšių salotos, o fainiausias dalykas tai yra čia sėklų desertas. Tai žodžiu, labai sėkmingai viskas nupirkta, viskas sveika, po truputėlį važiuojant bus suvartota. Tai dabar išvažiuoju autostradą ir kažkur kelyje sustosiu ir pabandysiu dalį šitų dalykų suvartoti. Kelionė be stotelės kolonėliai su visom paslaugom. Važiuojant į Santiago miestą, tai buvo pagrindinės vietos, kur nakvodavau, valgydavau, nusiprausdavau. Ir tiesiog sustojau čia pavalgyti ir užplūdo prisiminimai, kai buvo faina toj kelioniai. Tai tokios labai smagios ir šaunios vietos kelionės, kur tikrai viskas paruošta tam, kad pailsėtum ir pasiruoštum kelioniai toliau. Atvykau į nakvynės vietą ir kadangi jau šiais keliais teko keliauti, tai šį kartą buvo viskas labai paprasta. Pirmą kartą buvo labai sudėtinga surasti tokias didelės aikšteles, kuriuose būtų ir kolonėlė, ir viešbutis, ir kur pavalgyti, ir kur automobilį saugiai pastatyti. Tai visokiausiose vietose bandydavau ir po to bandydavau pagal nuotraukas Google Maps'ose susižiūrėti, ar toj vietoj nuotraukose matosi fūros ir ten galima privažiuoti. Bet po to supratau vieną labai paprastą dalyką, kad kiekviena šalis turi tokių vietų ir jos turi savo specifinį pavadinimą. Tai Lenkijoje tokios vietos vadinasi MOP ir tiesiog kai važiuoju su Veizu, tai labai paprastai Veizas ieško objektus. Ten galima važiuojant į tam tikrą tikslą ieškoti objektų, kurie yra pakelyje. Ir Veizas būtent pakelyje tos objektus ieško. Tai pasirenki kolonėlės ir tarp kolonėlių pavadinimų matai žodį MOP.
Tai reiškia, kad bus tokia didžiulė poilsio vieta. Ir tos vietos yra gana retos, tarp jų gali būti 50, 70, virš 100 km. Tai tiesiog rekomendacija yra visą laiką pilti pilną kuro baką, kad galima būtų įveikti bent jau tokius atstumus tarp tų stotelių ar keletą tokių atstumų, kad galima būtų pasirinkti. Ir tokiu atveju tada galima pasiekti tą savo vietą, kurioje nori patogiai, jeigu viena nepatinka, gali pervažiuoti į kitą vietą. Ir tiek, ir viskas pasidaro labai paprasta. Ir tokiose vietose yra legendų, kad, sakykime, ten atidaro sunkvežimio galą, ten kažką pavogia, dar kažkas atsitinka, tai paprastai žmonės net, ir kadangi tokios vietos yra labai didelės, tai tos automobilių, sakykime, aikštelės jos yra labai nutolusios nuo kolonėlės ar nuo viešbučio, ten daugiau laukus į pievas kažkur gale, nors ir gerai apšviesta, bet kaip ir nėra judesio, gal nėra tokio saugumo jausmo, nors kiek teko nakvoti, tai viskas puikiai ir saugu. Tai dažniausiai ta jau tokia saugiausia vieta, tai yra aplink kolonėlę esančios parkavimo vietos. Ir dėl jų visą laiką vyksta kova, tai šį kartą irgi atvažiavau, aš stengiuosi saugiausias vietas pasirinkti. Ir tokių vietų nebuvo, tai pasistačiau truputį netokio geroje vietoje. Ir tuo metu jau toj šalia esančioje geroje vietoje atėjo žmogus ir išvažiavo. Ir staigiai perstačiau mašiną ir dalis sekundės už mane sustojo kitas automobilis, kuris lygiai tą pačią vietą norėjo iššokti. Tai vis dėlto jau tie, kas nakvoja kelyje, yra daug keliavę, jie turi tas kažkokias nerašytas taisyklės saugumo, visi jomis vadovaujasi. Arba tai išmoksti praktiškai per savo patirtį daug keliaudamas, arba yra geriausia, jeigu kažkas papasakoja ir tiesiog pasitikė ir pasinaudoja tuo. Tai aš įsivaizduoju, kad nėra turbūt labai įdomu klausytis kalbančios galvos iš kolonėlės, bet greičiausiai, jeigu sugalvosite turėti savo gyvenime tokią biudžetinę, įdomią ir ilgą kelionę, tokie patarimai gali būti labai vertingi. Tai tiek šiam vakarui. Žygiuoju automobilį, susiruošiu lovą ir eisiu miegoti, nes iš tiesų tikrai fainiausia, patogiausia ir produktyviausia yra važiuoti šviesių laikotarpiu, o vakare, kai aš įveikinėjau ten 300-400 km, tai tiesiog iki tam tikros patogios vietos dažniausiai, ar vieną kitą vietą pralenkdamas, bet geriausia yra keltis anksti ryte ir su pirma šviesa važiuoti. Tai tokiu atveju ir malonumas yra žvalgytis, ir malonumas yra keliauti. Tai atsisveikinu su jumis šiandien, rytoj man liko visiškai nedaug, 400 gal kilometrų iki Berlyno. Tai bus įdomu ir stebėti aplinką važiuojant, ir turėsiu visą laisvą dieną dar, nes rytoj sekmadienis. Tai atsisveikinu dar kartelį ir susitiksime rytoj. Iki. Rytas, šį kartą rytinis reportažas iš šiek tiek kitos vietos, tai pavažiavau šiek tiek į priekį ir sustojau toj tipiniai aikšteliai, kurioj tik tai sustoja automobiliai ir yra tualetas ir galima nusiprausti. Ir dažniausiai tokiose aikštelėse nėra labai jauku nakvoti, bet kadangi vietų sunkvežimiam trūksta, tai paprastai vakarų Europoje, jau išvažiavus iš Lenkijos, tokios vietos irgi būna pilnai užimtos. Automobilių pamatysiu juose mažiau, turbūt sunkvežimiuose yra saugiau nakvoti. Tai dabar tiesiog sustojau trumpam, pasitvarkyti automobilį, išsimesti šiukšles. Ir šiaip buvo tiesiog malonu prisiminti tokias vietas. Du tipai tokių vietų, tas su idealiom paslaugom suruošta viskam ir tokios tiesiog sustojimo stotelės. Tiesa labai įdomu, kad, sakykime, keliaujant Ispanijoje, tai tokiose vietose nėra tualetų. Tai tuo Lenkija yra tikrai labai gera ir Vokietija, kad galima sustoti. Ne tik tiesiog sustoti ir pasėdėti automobilyje, sakykime, keliaujant Ispanijoje, tai yra gana didelė problema ir reikia tikrai važiuoti toli tarp tų didelių stotelių. Tai tiek žinių, iki Berlyno liko 300 km, visiškai nedaug. Kažkada jau greitai ir Vokietijos sieną kirsiu.
Tai va, tiek žinių šiam rytui ir susimatysim šiek tiek vėliau. Atvykau į Berlyną, bet kelionė buvo pakankamai sudėtinga, nes visi tiltai per Oderį, 3 tiltai buvo uždaryti. Kodėl 2 uždaryti, aš nežinau, bet stovėjo mašinos visiškai nejudėdamas, tai tiesiog palaukiau valandą ir žiūrėjau pagal žemėlapį, kur toliau virš upės tiltas ir važiavau tiesiog toliau. Ir radau nedidelį miestelį, kuriame irgi pusė tilto buvo uždaryta, pastatytas šviesoforas ir dirbtinai stabdomas eismas, kad judėtų lėčiau per sieną. Tai va, tai kažkas vyksta, nežinau, politiškai kažkokie sprendimai. Va, bet dabar jau esu Berlyne ir sustojau šalia tos vietos, kur buvo Berlyno siena. Va, ir čia matosi tik tokie metaliniai stulpai. Už manęs ir ant pastato yra, jei neklystu, čia turbūt gal rusų kareivis, nežinau, kažkas čia šokančio, gal ir vokiečių šokantis per sieną. Va, ir tokia kaip padaryta didžiulė pieva pasivaikščiojimui ir prisiminimai, kad miestas buvo perskirtas į 2 dalis. Iki centro nuo čia yra apie 2,5 kilometro, tai tiesiog trumpam sustojau paminėti šitą vietą ir žygiuoju toliau.